Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, Delfi diena kviečia paknyginėti. Šiandien naujienas mažiesiems skaitytojams pristatys vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Sveiki, tai šiandien turim taip nedaug knygelių ant savo stalo, bet jos abi yra į tą pačią tematiką, apie miegą, susijusią su miegu. Tai gal pradėkim nuo to, kodėl apskritai vaikams yra svarbu skaityti prieš miegą. Sveiki. Taip, nors dar diena ir saulė šviečia, bet kodėlgi nepagalbėjus apie miegą ir iš tiesų vaikai miega net ne vieną kartą, ne tik vakare, bet dažnai ir per pietus ir dar pasitaiko nusnudimų ir ne visą laiką jie būna lengvi. Žinot, tėvai tai tikrai žino, nori, kad vaikas kuo greičiau užmigtų, paguldė ir jis ne. Jisai nori dūkti, žaisti, kalbėtis ir čia tikrai, amžių išmintis, istorijos prieš miegą padeda ir atsipalaiduoti, nusiteikti miegui ir panirti į miegą. Ir dėja, ne visi esam nuostabūs pasakotojai, kurie staiga iš galvos galėtų ištraukti šimtus istorijų. Dėl to knygos tėvams, auklėtojams, mokytojams, kurie su mažesniais dirba vaikais, seneliams yra puikus pagalbininkas padėti vaikams pasiruošti miegui. Ir tas miegas, pasiruošimas miegui kartu su artimaisiais, su istorijos skaitimas, kartu pašnekesiai, be viso to ramybės neša ir artimumo jausmą, kuris, kol vaikai yra maži, ypatingai svarbus. Kaip auga, aišku, tas ryšio formavimas tampa šiek tiek kitokiomis formomis, bet ypač su mažaisiais ryšys per skaitimą yra be galo svarbus ir naudingas. Taip, ir smagu, kad mes tikrai turim to miego knygų pasirinkimo ir pasakų ir įvairiausių istorijų. Tai galbūt pradėkime šiandien ir nuo pirmosios, kuri vadinasi Čiūčia ir piratas, dingęs miegas. Tai apie ką ši knygelė? Ar galit mums papasakoti? Taip, aš gal pradėsiu iš pradžių nuo bendrai šitų knygų, nes jos nėra visai atsietos. Jos yra vieno pasaulio dalis. Kakė Makė yra, visiems vaikams Lietuvoje turbūt puikiai pažįstamas personažas ir jų tėvams, aišku, puikiai pažįstamas. Ir Kakė Makė yra tikrai tapusi, kultiniu lietuvių vaikų literatūros herojumi, veikėjo, apie kokį mes ilgą laiką tik svajoti galėjome, kai žiūrėjome pasaulyje, pavyzdžiui, Mikė Pūkuotukas yra, ar Paddingtonas, Meškiukas Paddingtonas. Aišku, Kakė Makė galbūt dar negalima sakyti, kad tai tokio lygio, bet jau labai didelė, labai žinoma ir tik įsivaizduokime, kas su ja įvyks po kokių dar 50 metų, tada tu tikrai jais jau dabar įlipo į istoriją, o tada kas bus. Ir labai smagu, kad Kakės Makės pasaulis yra neapleidžiamas ir nuolat pasirodo naujų knygų. Ir ši pirmoji knyga yra Kakė Makė ir sapnų pagalvėlė, tai yra Linos Žutautės, tos, kuri autorės ir sumanė Kakė Makė, pradėjo šitą seriją. O Čiūčia ir piratas, tai Kakės Makė šeimos augintiniai du, jau yra tos visatos knygos, kurias rašo kiti rašytojai. Šiuo atveju Benas Bėrantas, o iliustruoja Olga Dekteriova. Bet čia viskas kaip ir tam pačiam pasaulyje tikriausiai sukasi. Visiškai tam pačiam pasaulyje, būtent. Taigi šitoje knygoje, kuri jau yra irgi nebe pirmoji serijos dalis apie Čiūčią ir piratą, šunį ir katę, kurie labai skirtingi, bet puikiai sugeba sutarti ir leistis į nuotykius. Ir čia vaizduojama be galo atpažįstama situacija. Ateina naktis, visi nurimsta, ima miegoti, o tau niekaip neateina miegas. Ir kur jisai dingo? Tai Čiūčiai, piratui, katinui, niekaip miegas neateina ir jis ima žadinti Čiūčią ir, kad padėtų jam to miego ieškoti, kur jis pasislėpęs. Pirmiausia, nulėkia į virtuvę, pavalgius pasirodo, kad gal miegas čia nepasislėpęs ir jie leidžiasi kitur jo ieškoti. Tai tikrai tokia labai smagi, energinga, bet kartu į tą miego ramybę vedanti istorija. Parodoma, kad per dieną tu turi išsikrauti. Tu turi daug ką nuveikti, daug ką pamatyti, daug ką patirti,
kad paskui galų gale galėtum surastumėm tą imti miegą. ir ramiai užmigti. Tai labai tokia tikrai smagi, žaisminga istorija, kurioje vaikai tikrai atpažins ir save. Kartais gal ir mes suaugusieji. Taip, tikrai taip. Ir mes kartais pametam, nerandam to miego. Taip, būtent. Na, dabar galbūt ir prie antrosios knygelės galim pereiti, Kakė Makė sapnų pagalvėlė. Tai kas čia šitoj knygeliai? Taip. Beje, šita knyga šiek tiek išsiskiria iš įprastų Kakės Makės knygų, nes Kakės Makės serija, kurią kuria Lina Žutautė, paprastai būna paveikslėlių knygos. Tai reiškia labai trumpos istorijos ir labai gausiai iliustruotos, o tarp vaizdo ir teksto įvyksta sinergija ir užgimsta pasakojimas, kuris nebūtų įmanomas atskirai be vieno ar kito elemento. Tuo tarpu dabar Lina Žutautė sumanė kitokį žanrą, tai yra trumpų pasakų, trumpų istorijų. Tai čia, kaip suprantu, kelios skirtingos istorijos. Taip, kelios skirtingos istorijos ir gerokai ilgesnės, bet puikiai tinkamos skaityti vakare ar dieną prieš vaiko miegą. Ir vėlgi istorija, tikrai Žutautė puikiai pažįsta vaikų pasaulį ir apie ką jie galvoja, kaip mąsto, ir čia tai puikiai atsiskleidžia, kai štai Kakė Makė vėlgi negali užmigti. Užsimezga pokalbis apie sapnus. O ką sapnuoja šeimykščiai? Apie ką sapnuoja, kas labiausiai patiko, koks sapnas buvo įsimintiniausias jo senelės, ką tėtis, ką mama sapnavo. Ir tai surutulioja ir į tokį fantazijų kupiną pasaulį, kur ir Kakė Makė vis turi kažką pridėti, pasakyti ir išklausyti. Ir tam tikras pamokslas kartais ateina, bet toks, neįkyrus, bet paslėptas per istorijos vingius. Ir tiesiog mane labiausiai sužavėjo kokia šmaikščia ranka Žutautė rašo tas istorijas. Tikrai puikiai valdo žodį, moka nustebinti ir manau, kad pakikens vietomis ne tik vaikai, bet ir jų tėvai, kurie skaitys, o tai aišku be galo svarbu, kalbant apie knygas mažiesiems, nes tėvams tas knygas tenka skaityti ir dažnai ne po vieną kartą, o kaip sako, kartais jau ir 100 ir 1000 artėja su ta pačia knyga. Tai svarbu, kad vis kažko stebintų ir būtų smagu skaityti ir pačiam suaugusiam. Tai tikrai Linos Žutautės stilius puikus ir tinkamas. Taip, sapnuojame visi, miegame irgi visi tikriausiai, tai knygelės aktualios ne tik vaikams, bet ir, kaip jūs minėjot, tėveliams. Tai ačiū labai, kad atvykot pas mus į studiją.